Taip, sveiki gyvi žuvų radijo klausytojai. Tai po ilgo laiko vėl turime laidą ir šį kartą iškilo tokia tema apie tokias bandomas taikyti dažnai psichologų ir visos visuomenės etiketes žmonėms, kurie nėra normalūs ir kurie yra, reiškia, šiek tiek kitokie negu visi. Tai būtent šiai dienai turime tokias galbūt ryškesnės etiketės, kuri būtų Aspergerio sindromas, ADHD, autizmą tai žinom ir žinome tas žinias, kad autizmas dažnai atsiranda nuo skiepų. Aišku, to mokslai negali patvirtinti, bet mokslas apskritai nieko negali patvirtinti. Dabar visi nori remtis mokslu, ane, ir dėl to mes turėsime čia kitokį požiūrį iš tikrųjų į žmonės, kurie yra atseit nenormalūs ir netokie kaip visa masė. Galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad dabar žmonės yra tikrai labai suvienodėję, nes yra diktuojamos kažkokios tai mados ir kažkokie reikalavimai, koks tu turi būti. Labai daug žmonių taip praranda save, savo tikrąją prigimtį. Visos šiandien moteris, kurios kalbės žuvų radijoje, yra arba astrologės, arba jau prisilietusios prie astrologijos ir tuo būdu pamatė, kad mes gimstam, atsinešam tam tikras padėtis ir tu nelabai gali būti kitoks. Jeigu tave bandys auklėti priešingai ir tu priešingai elgsies negu tavo prigimty, tai gimimo lenteliai nurodyta, tavęs laukia kančia. O mes atėjom čia ko? Iš tikrųjų, gilia prasme, būti laimingi kaip pat maži vaikai, kad, ne, tiesiog laimė ir ramybė yra didžiausi žmogaus tokie siekiai. Tai dabar norėčiau galbūt Dovilės pirmą paklausti, kaip Dovilė turėjo minčių apie gamtą ir apie normalumą. Apskritai, kas yra normalus, nes man asmeniškai kažkada kai sako komplimentą vyrai, ne, jau baisiausias komplimentas, kad tu normali. Toks čia kaip ir iš pasipūtimo, kai skamba, bet kas yra tas normalus ir nenormalus, Dovilė? Tai čia gal toks, man atrodo, ir įdomiausias klausimas, nes pats normalumas dažnai, nėra gamtos savoka. Normalumas dažnai tiesiog atsiranda iš būtent, kaip statistikos savoka. Tiesiog vidurkis. Bet vidurkis, nėra idealas. Vidurkis tiesiog yra vidurkis. Vidurkis ir yra rodmuo tuo, kad mūsų yra visokių ir kad gali būti labiau į vieną pusę, labiau į kitą pusę. Bet mes jeigu įsivaizduotume dabar prie to vidurkio, bandytumėm pritraukti visus genijus, pavyzdžiui, tai nežinau, Mozartą, Einšteiną, ar ne, ir panašiai. Tai jie niekaip to standarto normalaus tikriausiai ir patys netitiktų. Nes ir pati istorija, mūsų kaip žmonių yra pilna žmonių, kurie, kažkur kažkada netitiko savo laikmečio, būtent nebuvo patogus tam laikmečiai, bet vėliau tiesiog ir pasaulį pakeitė. Bet skirtumą, tas normalumas šių dienų, ar ne, mūsų pasaulyje dažnai įvardyja kaip defektą. Būtent skirtumą. Kad jautrumas yra defektas, kitoks mąstymas, net matymas, yra defektas. Bet pats lėtesnis tempas, tarkim, ar ne, nėra defektas. Greitesnis tempas nėra defektas. Tiesiog kitoks žmogaus būdas išlikti šitam pasauliu. Ir kai mes stengiamės irgi tą vaiką padaryti kažkokį tai normalų, tai irgi kažkaip, galvodami, kad vaikas yra problema. Bet realiai, man atrodo, čia mums visiems yra klausimas, kad problema tai gal ne vaikas, o būtent ta mūsų sistema, kuri būtent nebeturi vietos žmogaus įvairoviai. Taip, čia galite galbūt daugumą, kas esat girdėję, Žako Fresko būna idėjos, tai jisai senelis kažkiek apie tai kalbėjo, ne apie šitą pasaulį, bet jo jau senai nebėra, ten jau kaip nori, tai paskui performuoja tas idėjas, nes viena yra, ką mes ten kalbėjom, kita, bet panašiai, tai jo idėjos ir yra, kad išmokyk mešką vairuoti ten dviratį, arba išmokyk žirafą, reiškia, susitraukti, kad kaklo nesimatytų. Čia galbūt kažkiek tai perdedu, bet iš esmės tai reiškia viskas, tai yra žmogaus laužimas ir tai yra tiesus kelias į depresiją. Dabar,
dabar jau čia pasaulis tiek patobulėjo, jau čia tokie išsilavinę, visi jau čia tokie normalūs, ten, ta prasme, jau tiek išsilavinę, bet depresijos, savižudybės, narkotikai, ten paaugliai sėdė ant narkotikų, tai yra didžiulė problema ir kaip čia nėra šitos bendramintis, bet jinai būtent taip ir įvardėjo, sako, tėvai kelia reikalavimus, sistema kelia reikalavimus, įstoti turi į universitetą, ten kažkokią vietų tik tai 3 iš 100 ir va tokie laužimai nuo mažų dienų, kas iš tikrųjų turbūt galėtumėm net kelias laidas padaryti, kas yra mokslas apie mokslą ir edukaciją, edukacinį procesą, nes iš tikrųjų būtent astrologijos mokymus galbūt taip ir sukūriau, kaip iš tikrųjų aš įsivaizduoju mokymosi procesą, tik tiek, kad tai yra specifinės sritis ir tai irgi astrologija tikrai ne visiems, bet būtent kiekvienas pamato savo stiprias pusės, kur jam galbūt reikštis, va, yra net 4 merginas šiandien turim, kurios nebijo kalbėti viešai, visiškai be jokių iškarpinėjimų. Tai argi tai netalentas. Tai vad galbūt dabar Aurelija. Aurelija tai jau yra, kaip aš sakau, pati Zoomų specialistė, jinai psichologijoje, ne, tu dirbi, bet tu irgi darai video, tau čia iš viso nėra kažkokių baimių viešai šnekėti, nes tikrai jūs neįsivaizduojat, kas daros, kai ateina pas mane žmonės į mokymus. Jie bijo prisijungti Zoomus, jie va taip dreba, kad kas čia bus. Ir paskui po kokių 3 mėnesių jau viskas, laisvai kalba Zoomose, atveria tą savo gerklės čakrą, nes supranta, kad ne taip kaip mokyklai būdavo, aš irgi bijodavau, tikrai ir pilvą sukdavo, ir į tualetą bėgdavo, žiauriai varydavo stresą, nes tu negali kalbėti, tavo visas čia užgniaužta. Tai apie kokią saviraišką kalbam, jeigu gerklė užgniaužta. Tai Aurelija, kokie tie sindromai, gal tu ir pati gali savo kažką pritaikyti, ar kokie, vat, ką tu apie tai galėtum pasakyti? Apie pačius sindromus tai labai daug tikrai kažko negaliu papasakoti, nes jų pavadinimų yra tiek daug, kad čia nebespėjai sek naujienų, kur koks naujas kažkoks darinys atsiranda, bet šiaip pačiai tikrai nekartą buvo rekomenduota ir siūlyta įsitirti ADHD. Ir visą gyvenimą, galbūt iš savo tokios asmeninės patirties, aš visą laiką savęs klausdavau, kodėl aš esu tokia nenormali. Kodėl aš negaliu pradėjus vieną dalyką jo pabaigti. Kodėl aš pradėjus valyti stalviršį po 10 sekundžių jau plaunu indus. Ir tada po minutės jau skaitau knygą. Tai visą laiką iš tikrųjų man tai gaunasi natūraliai, lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, su veiklom, su studijom, kad ir ką aš bedaryčiau, aš galiu pasimti kažkokį tai dalyką ir tada jo nepabaigti ir galbūt prie to dalyko sugrįžti po metų. Tai tas mėtymasis ir va tas kaip konstatuoja, tas sunkus dėmesio sukoncentravimas yra priskiriamas būtent ADHD. Ir aš visą laiką atsimenu tikrai, kad kodėl aš negaliu, taigi visi normalūs, visi daro žingsnį po žingsnio, eina ten kažkaip kažką siekia, ne, jie nuo mažo taško iki pačio galo nueina. Bet, vat kaip tu ir sakai, aš taip negaliu. Ir jeigu aš taip pradedu daryti, aš save laužau, man kyla nepasitenkinimas, man kyla, ir tai dabar, pavyzdžiui, įsivaizduokim, tokioj situacijai vaiką mokykloje, ne, kuriam reikia išsėdėti kem 5 minutės sukoncentravus dėmesį į vieną vietą. Jam tai yra kosmosas. Bet sistema, vat kaip ir Dovilė kalba, ne, kad neatsižvelgia į žmogaus įvairovę, kad tą vaiką pasodina, ir jam reikia tas 5 minutės išbūti, jeigu jisai turi tą ADHD ar ne, tą elgesio sutrikimą vadinamą, tai kokia jam tai yra kančia ir ko jis mokosi, kad aš negaliu būti savimi toks, koks aš esu. Aš negaliu, ne, bet galbūt aš esu su šitais visais įrankiais, ką man davė ar planetos, ar likimas, ar ten, kad ir ką be pavadintume, ne, galbūt aš nesu skirtas sistemai. Ir tada gaunasi, kad aš esu prieš sistemą. O tokių, kurie yra prieš sistemą ir prieš taisyklės, paprastai niekam nereikia. Taip, tai reiškia, į tai suvedama, tu kai maža buvai, tu save prisimeni, tu taip ir lakstei ten mokykloje, kaip be galvos, ten kaip ten norius pririšti pleistrą. Aš negalėdavau sėdėti, aš būdavau pamenu, kad man būdavo sunku pamokose būti, man reikėdavo nuolat veiksmo, man reikėdavo kažką kitą daryti, aš nuolat pamesdavau daiktus ir dabar juos dar taip pat lygiai pametu. Aš nuolat pamirštu, kur aš ką nors pasidėjau ir jau sakiau, plemą kokį magnetą nusipirksiu, kad prie kokių raktų prisisiekti, bet aš tikrai, esu tame veiksme, nes mano galvoje vyksta daug nuolat dalykų, bet aš ką radau faino savie, kai įstojau save kalti prie kryžiaus, kad aš tokia esu, kad čia, žiūrėk, kad čia yra faina, aš galiu išbandyti labai daug veiklų vienu metu, to pabandžiau, labai greitai perprantu ir tada žiūriu, o jeigu sujungsiu šitą su šitu, gimsta visiškai naujas dalykas. Ir ta prasme, tą savo trūkumą, kai visi mane vadino, kad ar tu gali nurimti, ar tu gali nusėsti, aš paverčiu kažkokiu tai teigiamu dalyku ir kūrybą, nes
kas daugiau gali sukurti kažką, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu tu neišbandysi daugelio sričių, ar ne, nesujungsi, nesuvesi, nes aš turiu va, tą platų matymą, ne, vat, pavyzdžiui, kalbant iš tos pusės, kad aš turiu daug veiklų, daug išbandau ir galiu apjungti jas. Bet jeigu eičiau step by step, kaip 70% pasaulio žmonių, nu, kažkur ten skaičiau knygoje, kad 70% pasaulio žmonių, vat būtent yra ta, nu, tie vadinami normalūs, ne, o tie 30% dažniausiai jau yra ten tie, kur netitinka tų standartų. Gali būti, kad dabar jų turbūt daugėja, nes šiaip tai labai daug skamba, jeigu 30% tokių ir šiaip labai įdomu, iš tikrųjų aš apie su ADHD, aš žinau, kad tai yra, tai labai daugam jau yra, ypač berniukams ten mokykla ir taip toliau, bet niekada nesu kalbėjus su žmogum, kuris jau suprato, kad jis yra tipo tas ADHD ir va taip išreiškia ir dabar galvoju, nu taip, man tada irgi ADHD ir man netgi prieš tai prisitaikiau, kad man Aspergeris, o dabar ir šitą prisitaikiau, tai kaip dabar aš iš vis du turiu šituos, nes, na prasme, bet čia Aurelija papasakoja apie ADHD, tai žmogus, kuris nenustyksta vietoj. Nu, tiesiog toks lakstukas, kaip čia pavadinti. Ne? Būna mato tokių ir dažniausiai jiems viskas gaunas, nu, netobulai, nes jie turbūt, tu nekonkuruoji, turbūt tik su savim konkuruoji, ar konkuruoji su kažkuo. Nekonkuruoji. Ne, anksčiau būdavo, kad konkuruodavau su tais, kurie, nu, vat, kaip ir sako, kad yra normalūs, ne? Tie, kurie daro, tie, kurie pasiekia nuosekliai dirba, nu, aš negaliu nuosekliai ir aš save laužydavau, ant savęs pykdavau, prisirašydavau 500 scenarijų ir 500 planų, kaip aš dabar pradėsiu kiekvieną dieną daryti. Viską išmečiau, nieko negaliu daryti, darau tas, kas man šauna į galvą, taip kaip veda mano širdis ir tas, kas gausis, tas ir gausis. Aišku, aš nesakau, kad nereikia nuoseklumo. Reikia nuoseklumo, bet svarbiausia, aš manau, kad šito atveju yra nebandyti pritapti prie visuomenės, kurie gali gyventi kažkokiu tai pačių sugalvotų standartų ir normalumu, ne, kad reikia lėtai, jeigu pradėjai vieną veiklą, tai daryk vieną veiklą. Ir čia labai, girdit vat visuomeniai, tu negali mest, tu kaip tu pradėjai, ką žmonės pasakys. Jeigu man nebemalonu, tai aš galiu mest tas studijas, kad ir po 4 metų, ne, nu nebe mano viskas, man netinka. Jo, bet jaučiam, kaip iš karto toks yra susipriešinimas su to, kaip sako, gyvenk širdim. Nu, aš suprantu, čia jau kita tema, kad kur ta širdis nuves, bet vis tiek, pavyzdžiui, žmogus, kai jisai vidaus klauso, jis yra laimingas, kai jisai išorės klauso, bet čia jau, ta prasme, kaip sakau, ir arkliui aišku. Jeigu aš dabar klausysiu, ką jūs visos 4 sakot man daryti, aš būsiu nelaiminga, o jeigu Mėja, Aurelija klausys, ką jų vidus sako, neaišku, kur jinai nueis, bet jinai eis vis tiek į tą savo kažkokį tašką, tai čia visiškai prieštarauja, tarkim, aš pradėjau, tuo metu man buvo gerai, man patiko studijuoti informacinės technologijas, bet dabar aš jau noriu tapti tapytoju. O tai ką dabar daryti, kodėl aš negaliu? Nu, tai čia apie tai, ir vat ką norėjau pasakyti, jo, nu, iš tikrųjų galvoju, tai yra Aspergeris, yra ADHD, tai Aspergeris trumpai yra, reiškia, tokie dalykai, apie jį pakalbėsim antroje laidos daly daugiau, bet kad pajaustumėm skirtumą. Tai ADHD jisai laksto kaip išprotėjęs tą, lygina jau ten, nu, visi skirtingi dalykai ir daug vienu metu pradeda. Aš dabar neatsimenu astrologiškai, aišku, kas tavo yra, nes mes iš tikrųjų vis tiek suvesime tai, kad astrologija jau čia žmonės, kurie, kaip be būtų, yra tokio nesisteminio mąstymo, tikrai atranda, kad ką aš turiu atidirbti, tai yra Rahu ir Atma Karaka. Tai mano sielos planas, bet su visais kitais niuansais. Tai jau yra arčiau to, kaip iš tikrųjų aš atėjau kaip siela karmiškai įsikūnijau, o ne tai, ko sistema reikalauja. Tai gali būti, kad toks žmogus lakstantis dažnai turi Marsą Atma Karaka, kur iš tikrųjų reikia išmokti kažkiek pabaigti, bet, kaip aš sakau, tu pabaigsi darbus, jeigu tu ten labai daug neprisijimsi, bet gal pas tave nėra to rodiklio, tai reiškia tau visiškai to ir nereikia išmokti. Mano Merkurijus Atma Karaka. Jo, Merkurijus. Nu, tai va, ir dar norėčiau irgi įsiterpti prie tos astrologijos. Dabar aš klausiausi Aurelijos iš tikrųjų ir man labai prieš tam sutrikimui ir aš galvoju, jeigu mes gyventumėm ar ne, lakstančios be galvų, prieš kokias, nežinau, ten 300-400 metų, tai nei to termino tokio buvo, nei tų sutrikimų kažkas taip tyrė. Mes tiesiog būtumėm gyvybingos, ar ne, labai. Ir pavyzdžiui, ir man ta gyvybė, ar ne, žodis pats gyvybė lietuvių kalboje siejasi su gyvatė, ar ne? Netgi, pavyzdžiui, jeigu atsimenat, vaistinėse simbolis, ar ne, yra gyvybės gyvatė. Nes gyvybė juda viduj, tavo gyvybę atstatyti ir būtent Rahu irgi vienas iš simbolių yra būtent gyvatė, ar ne? Būtent ta gyvybė ir kai mes bandom ją užgniaužti, nu, kas gaunasi iš tikrųjų tą būtent ir bijom paskui ir gyvačių, pavyzdžiui, bijok, sako gyvačių, nu kodėl gyvatė kaip tik yra simbolis, man atrodo, tos būtent nenutrūkstamos, ar ne, gyvybės pačios.
Jo, bet kokiuose mokymuose taip galėtumėm atrasti, nes rakų tai apskritai norai ir troškimai, kai tu nieko nebenori, tu nebegyveni, bet pati prana, gyvybinė energija, gyvybė, tai ir yra žmogaus sveikatos prasmė, tai čia iš tikrųjų yra reikia energija, bet dėl ko mes galim žmogų kaip bateriją užkrauti su reikia energija, jis ten iš vis, tu prasme, po seanso kosmosas, kiek jėgų atsiranda kažką veikti, tai visa ko esmė, prana, gyvybinė energija ir kvėpavimas, ne? Nes, sakykime, depresija, jeigu taip iš tikrųjų problemas psichinės labiausiai gydo pranajama, bet tai irgi va, ta pati gyvatė, ta pati kundalini mano, tai reiškia, va, Aurelija turi pilną jėgų, kol jinai yra gyvybinga ir nori veikti ir jinai visus aplinkui įsuka, bet kai jai pradeda va, taip visi daužyti, jinai įsiguli, tarkim, be jėgų, nes jinai nebenori, jinai praranda energiją. Jo. Ir dar tu labai va, trumpą frazę apie depresiją, ne, va, kaip pasakai, kad žmonės susirga depresiją, tai šiaip depresija yra, dabar skaitau tikrai nemažai šaltinių ir knygų, kad depresija tai yra vis dėlto liūdesys ir užspausto pykčio pasiekmės, o jūs įsivaizduokit, kai jūs esat vaikas kitoks, ne, ir tave sistema spaudžia, tave tėvai spaudžia, visuomenė tave spaudžia, būk tu normalus, to nedaryk, nebėk, nekurka, ne, tam vaikui natūraliai kyla kažkoks pyktis, nepastenkinimas, bet kur jisai viską turi padėti. Jis turi viską susikišti atgal į save, užspaust ir tada jis yra tiksinti bomba, ne? Ir jisai arba sproksta ir pratrūksta, tada sako, va, tikrai tu nenormalus, ne? Tam pradeda muštis arba dar kažką. Arba tas vaikas nueina, vat kaip ten sieja tos šaltinius, ne? Tos knygos rašo, kad dažniausiai tada tokie žmonės vėliau ateityje susirga depresija, nes jie nebegali išreikšti savęs, jie nemoka. Jo, pyktis tai pirma čakra, Marsas tai visa ko pagrindas, tai būtent Taip, ir yra kas aš esu, ne? Jo, nes tapatybė, tai mes galbūt šitą temą atskirai su Aurelija pakviesim Aureliją ir kas merginos norės, nes tai yra tau tikrai aktuali tema, nes tu tą patyrei pati ir kad padedi žmonėm, kurie tą irgi patiria, kaip suprantu, kad tave užspaudžia, tai dažniausiai tai atsiranda kai aš gimstu labai toks gyvybingas, ugningas, ne, ir tarkim mane šeima bando užspausti, nes jie netitinku, nes mes turėsim ką tą temą pakalbėti, nes manęs kažkuria prasme irgi tas pats, bet neužspaudė, leidžia tau reikštis ir, sakykime, dėl to tai yra mažiau kažkokių galbūt problemų gyvenime, bet būtent apie tą pyktį atskirai tada pakalbėsim ir antroji laidos daly pakalbėsim Aspergerį, o čia reiškia dabar apie šitas temas galvoju, Ieva, kaip tu, kai klausėsi Aurelijos, ar tu nepagalvoji, kad tau irgi ADHD? Sveikos. Galima savo, aišku, prisigalvoti dalykų tikrai daug visokių, bet paprastai žmonės jau tokiam amžiui, sakykime, išgyvenę iki tiek, jau išmoksta gyventi su tuo, ką turi. Ir kartais tai būna atsakymas ten tos diagnozės, kad kodėl, man yra ne taip kaip visiems. Gal asmeniškai man taip nėra, bet aš turiu 2 vaikus, kurie yra paaugliai ir jie abudu turi tą patį ir aš tiesiog, būdama arčiausiai jų, išgyvenu visą jų buvimą sistemoje, todėl kad jie yra dabar mokykloje. Sūnui yra 16, dukrai 18, aš ją ką tik išlydėjau į pirmą egzaminą, baigiamą į 12 klasės. Tai turbūt būti šalia yra daug sunkiau negu būti pačiam tame, man atrodo. Todėl, kad tu matai, kaip jie kankinasi, o padėti nelabai gali, todėl, kad jiem patiems tenka su tuo tvarkytis, o sistema yra negailestinga. Ir iš tikrųjų kiekvienas, sakykime, klausantis suaugęs žmogus galėtų pabandyti prisiminti, kaip mokykloje visą laiką buvo koks nors 1 ar 2 tie vadinamieji neklaužados klasės išdykėliai, kurie niekada ten į pamokas laiku neateidavo, visą laiką sukinėdavosi, trukdydavo ir taip toliau. Aišku, tada mes ten tų diagnozių neturėjom. Bet pas kiekvieną turbūt aplinkoje buvo tokių ir mes jos tiesiog, visa sistema, sakykime, taip vadindavo juos jau ten tais kitokiais ir tiesiog išdykusiais ir, žodžiu, juos per daug dėmesio nekreipdavo, arba kreipdavo labai didelį dėmesį. Bet visi tie išdykėliai turėdavo labai kažkokį tai didelį talentą vienoje srityje. Vat nesimokės visose pamokose, o pavyzdžiui, kokia istorija, net mokytis nereikia, ten 10-ukai, ar ten kokia, 5-ukai, 10-ukai, nesvarbu. Ten kokia matematika, vienoje srityje tokie būdavo, sakyčiau, genijai. Tai esmė turbūt viso šito yra ta, kad jeigu žmogui yra neįdomu, jam prisiversti yra tiesiog labai sunku. Jeigu, sakykime, vadinami normalieji gali kažkaip tai sugebėti save palaužti, save
prievartauti ir daryti tai, ko liepia sistema, tai turintis šitą impulsyvumą, ADHD ir žodžiu, kažkokius tai, nu, va, tokius va dalykus, kurie, nu, truputėlį nutolsta nuo to vadinamo normalumo, jiem tiesiog sunku daryti tai, ko jie nenori. Ir bėda turbūt yra ta, kad nelabai yra alternatyvos, kur tos vaikus padėti, kur jiem padėti, kaip padėti, juos išreikšti. Nes, nu, vis tik tai visuomenė reikalauja mokyklą lankyti ir ją baigti. Tai ir gaunasi toksai laužimas, nes, nu, vat, dukra šiais metais 12 klasėje yra labai gilioj depresijoje, tai aš ten, nežinau, už rankos vos nelaikau, kad tik tai padėti jai pereiti šitą momentą. Ir jau visaip godžiu, kad baigėsi mokykla ir tikrai palengvės, todėl kad pasibaigs vienas etapas, kuris, nu, labai laužantis yra. Sūnus dar 9-okas, bet kaip jisai baigs mokyklą, nežinau. Bet yra labai blogai. Kartais tenka, nu, ilgai šnekėti, todėl kad yra bendruomeniai, kuri reikalauja iš jo to, ko jisai negali, to, ko jisai nenori, to, kas jam neįdomu ir padaryti, kad įdomu to ko jisai neturi, tų duotybių. Nu, tai yra, nu, nežinau, nu, neįmanoma. Neįmanoma. Nu, kiekvienam iš mūsų liepti daryti tos dalykus, kurie yra, nu, ne pagal jo prigimti, tai kankintumėmės iki, nežinau, iki tų pačių depresijų. Tai tiesiog aplinka yra ir sistema yra tokia, o taip, tas normalumas yra susitarimas. Nu, tiesiog daugumos yra kažkoks tai susitarimas, kad va, tokie dalykai, kurie yra daugmaž visiems patogus, yra, sakykime, vadinami normalūs. Bet vėlgi, tas normalumas irgi yra požiūrio kampas. Kur tu esi normalus? Aš esu, sakykime, normali, va dabar jūsų nu, grupeliai, va, kurios mes čia išnekame, ne? Nueisiu, sakykime, kur nors į barą, kur ten, nežinau, kitokia aplinka, kiti žmonės, aš tikrai ten būsiu nenormali. O šitoj kompanijai, kurią aš pasirinkau, aš esu normali. Ateitų kažkas tai iš baro, jau būtų tas žmogus, nu, mūsų toj sąlyginiai aplinkoje nebenormalus. Tai čia irgi yra požiūrio kampas. Ir aišku, jau vyresniam amžiui, ten baigus mokyklą, tu gali rinktis ten kažkokią specialybę, gali darbą rinktis, taip toliau. Mokyklinio amžiaus vaikams tai iš esmės yra labai labai sudėtinga, todėl kad mokykla yra pakankamai ribota sistema. Jo, nes dabar, ką Ieva pasakė, tai aišku, iš tikrųjų mes dvasiniam keliui užduodam tokį klausimą, kas aš esu ir kur aš esu. Bet dabar, jeigu mes tą patį klausimą užduosim, va tiesiog šitoj materijai, kur mes čia atėjom kažką paveikti, realizuotis, nu, gimėm čia žemėje, dabar šito laikotarpiu, kai viskas yra tik sistema, realiai laužo kiek begali visur, nes aš dabar transliuoju iš Indijos ir nereikia įsivaizduoti, kad čia kažkokia čiukčių tauta, čia reikalavimai yra dar didesni. Čia nuo 5 metų vaikai pradeda knygas kalti, čia nėra su kuo žaisti, mano vaikas sunkiai randa su kuo žaisti, nes jie ištisai kala knygas. Jis atėjo, sako, aš mačiau, ką ten rašė, čiuk, viską surašė, sako, va, žiūrėk, aš viską moku, sako, man nereikia mokytis. Nu, gerai, tu moki, nes jis gimė gamesnis, jam jau palengvintos sąlygos, tarkim, kaip aš irgi augau, kaip čia sakot, taip, Ievai kalbant, galvoju, gerai, žmogus gimė, nu, gabesnis, sakykime. Nu, jam lengviau sekasi. Nu, pavyzdžiui, kaip man. Tai aš vis tiek gerai mokiausi, nors nesvarbu, kad neėjau pamokas. Bet žmogui, kuriam sunkiau sekasi ir dar būti erdvėje, kuri yra tiesiog pragaras, nu, čia viskas yra. Jam ir taip sunkiau sekasi mokytis ir dar jį bando sulyginti su kažkuo, kur, nu, žmogaus gabumai tiesiog yra didesni, ne? Tai jau čia viskas. Ir dėl to iškilo tas, kas aš esu, kur aš esu. Tai gerai, aš esu. Nežinau, kokių talentų, bet aš noriu juos atrasti, ne? Mano saviraiška, mano talentas, kur aš esu, tai kaip gėlytė auga darželėje kažkokioje aplinkoje, vat malonioj terpėje, kaip Ieva sako, šiandien čia gerai jaučiasi, dar turi savo kažkokius būrelius draugės, su kuriuom gerai jaučiasi. Bet ateitų žmogus, kuris galbūt sisteminis toks, nuskaitosi labiau ir jis irgi su mumis negerai jaustųsi. Ir kas, nu, tai geriau jam būti su savais, ne? Su tais, su kuriuo, vat, nu, jo širdis maloniai jaučiasi. Jisai gali laisvai kalbėti ir šiai dienai masiškai žmonės ieško pagrindinio dalyko,
dalyko, vat Mėja pasakys šitą dalyką, nes Mėja yra šitą pasakius, ko iš tikrųjų šiais laikais ieško žmonės, Mėja, va to tikrumo. Aš dar, kaip- jeigu galima, truputėlį įsiterpsiu, pabaigti mintį, kad tai yra, sistema tai vadina trūkumu, o tai iš tikrųjų ir yra talentas. Tai yra talentas. Nes tik tai, kad tas talentas, jisai gal toksai pakankamai siauras, nes mokymo sistema yra labai plati, imi viską, ten lietuvių matematika, chemija, fizika, astronomija, ta prasme, visos sritys ir visose reikalauja būti geru. Bet turintis, sakykime, ADHD, tai yra toksai tarsi hiperfokusas į kažkokią vieną sritį. Tai tu gali būti vienoje srityje genijus, o kitose srityse, tiesiog žlugti. Ir procentaliai, sakykime, mokykloje tu vienoje pamokoje esi, savo vietoj tau įdomu, tu labai talentingas, tu išgirsti informaciją, tau nereikia nei skaityti, tu ją tiesiog atsimeni, tu tiesiog iš savęs turi tą talentą, bet paskui dar yra visos kitos pamokos. Ir ta viena pamoka, jinai nublanksta prieš visas kitas ir galiausiai vienas mokytojas, kitas mokytojas, trečias, ketvirtas, penktas. Ir galiausiai tu supranti, kad tas vienas talentas, jisai tarsi nieko nereiškia visų kitų dalykų jūrai. Ir čia toksai labai platus apie viską ir apie nieką ir nėra galimybės išreikšti to talento, kurį žmonės turi ir tai yra labai didelis talentas. Aš kaip sakau, ADHD yra ne diagnozė, tai yra supergalia. Jo, būtent supergalia, netgi jeigu paguglinsit, jau kažkas nusižiūrėjo šitą, kad tai dažnai vadinama supergalia, nors mokslas to neįrodė. Labai atsiprašome mokslo, bet mums nereikia įrodymų, nes tai ir yra supergalia, ne? Tai Mėja, kaip ten yra, ko žmonės ieško labiausiai šiais laikais, tiesiog. Aš dar trupučiuką irgi pritarsiu merginoms, kas tas ir normalumas mūsų visuomenėje. Normalumas kuriamas maždaug taip, kas pirmas susideda chalatą, tas ir gydytojas. O tai yra dažniausiai iš daugumos ir galios pozicijų iš tikrųjų. Kas yra daugumoje, ta prasme, kas yra galioje, tas diktuoja sąlygas, jie kuria mūsų normalumą. Iš tikrųjų, kaip ir Dovilė sakė, gamtoje visi turi teisę būti, mes irgi gamtos dalis, mes turim teisę būti visokie, bet yra kaip yra sistema, yra visuomenė ir jinai diktuoja, jų dauguma, jų galia diktuoja sąlygas visiems. Tas yra žiauriai. Ne tai, kad neparanku, labai laužomi žmonės, labai jau, pažiūrėkit, mes suaugusios moteris ir tai savęs analizuojam, kur mes ne taip, gal mes ne tokios, gal ne taip kažką darom, o ką daryti vaikams, aš net neįsivaizduoju, kai jie kišami kažkokį tai bendrą katilą su bendrais reikalavimais, bendrais kažkokiais metodais ir tas vaikas turi kažkokiu būdu išgyventi, išbūti. Man sunku ir suvokti iš tikrųjų. Ir tik kaip ir Ieva sakė, dažniausiai tokie vaikai, kurie laikomi pas mus, iš mūsų visuomenės pozicijos ne visai normalūs, jie turi talentą vienoj siauros srityje. Ir tas talentas yra daug didesnis negu tų visų vaikų, kurie viską moka po truputį, gali daug ką padaryti, bet dėja dėmesį tai nieks nekreipia. Ir vaikas paprastai yra užgniaužtas. Tai gerai, kai jisai turi suprantančius tėvus, kažkokią aplinką, kuriuos jis gali būti saugus. Kitaip tai tie vaikai iš tikrųjų išeina į pasaulį, nepasitikinti savim, pasimetę, sunkiai randantis paskui kažkaip, kur save padėti, kur prisiglaus, nes jiems visą mokyklos laikotarpį buvo kalama, kad jie yra kažkokie netokie. Šiaip iš tikrųjų ir ne visi išgyvena tą laiką. Yra toks kaip ir pusiau anekdotas, pusiau, kai ateina tėvas į mokyklą, čia žydų tautybės žmonės, ir sako, kaip sekasi mano vaikui. Mokytojas atsako, jam nesiseka ten kažkur ten kalbose, istorijoje, ten dar kažkur nesiseka. Tėvas klausia, o kaip jam sekasi? Sako, samdykit korepetitorių, nes nesiseka tie ir tie dalykai. O tėvas klausia, o tai kas jam sekasi? Sako, matematika. Tėvas sako, šitoje vietoje aš ir pasamdysiu korepetitorių, nes aš šitą dalyką ir lavinsiu, vadinasi, mano vaikas tam gabus. Iš tikrųjų, tai visus ant vieno kurpalio uždėti ir vienodai tašyti yra mūsų visuomenės žaizda ir bėda iš tikrųjų. Mes nerandam resursų tiems vaikams, kurie yra
vadinami kitokie, bet kita vertus kitokie galbūt yra šitie, kurie, nu, sakau, kas pirmas susidėjęs chalatą, tas net žodį kitoks jau yra jų dispozicijoje, kad tu esi kitoks. Jeigu būtų kitų daugiau, tai būtų jie kitokie. Tai čia tiesiog žaidimo reikalas. Bet gal Tiesiog mes kol ir kas einam link to, kad va, kada bus daugiau tokių, kad sistema iš tikrųjų ir pasikeis. jų daugėja, iš tikrųjų daugėja, Mhm. tų atseit kitokių šiais laikais daugėja. Nes, nu, ne visos sielos ateina čia tą tvarką palaikyti, tą normalumą, Taip, ne, kažkokį taip. pristaikymą. Kai kurios ir ateina būtent tam ir parodo mum, kur ta sistema jau kleba ir kur paseno. Ir jinai Kai labai jų bus kleba iš daugiau, tikrųjų. kai jų bus daug, tai tada Tai viskas tikriausiai dėsis keisis. chalatą kiti ir diktuos sąlygas kiti. Tai ta prasme, kad vėlgi nenukryptų į kitą pusę, nes, nu, iš tikrųjų, pati gamta diktuoja, kad, nu, nei vienas, nei kreivas medis, nei kažkaip kitaip užaugęs, nei turintis daugiau ten šakų negu reikia, nu, visi telpa, visi po šituo dangum, visi lygus, visi turi savo kažkokią paskirtį, misiją ir visi gyvuoja. Nekyla tokių kažkokių atskirimų, bet yra kaip yra. Bet kaip įdomu šitoje vietoje, nes žmogus, kuris tyrinėja gamtą, tai jisai alpsta nuo gamtos įvairovės, nuo grožio, nuo to, Taip. koks kiekvienas padaras yra kitoks, kaip augalas prisitaiko vienokiam ar kitokiam. Ten knygas parašo, didžiausias filmuoja. Bet kai žmogus yra kitoks, tai viskas. Ta prasme, vienetai, kurie skatina jo autentiškumą, vienetai, kurie skatina jo kažkokias, tai va, tas super galės vadinamas, dažniausiai visi nori, kad tu būtum normalus, patogus, eitum į darbą nuo 8 iki 5, mokėtum mokesčius, turėtum mažiausiai 2 vaikus, atneštum pelno valstybei, savaitgaliais atsigertum malaus ir, žodžiu, 5 dienas dirbtum ir savaitę patostogautum per metus. Tai gerai, Jo, bet bet- kai tu suaugęs, jau tu gali kažkaip, tai jau vis tiek turi kažkokių žinių, kažkokį matymą, bet man tai labiausiai baisu dėl vaikų, kurie yra dar mokyklose. Ir kai jie visą šitą, nu, tiesioginę prasme pragarą turi praeiti. Atrodo, kad negrūsti nei savo batus, nei savo kažkokį tai apvalkalą, ir jie turi, nu, iš tikrųjų tai kančia vaikam. Čia yra nuo 14 iki 21 metų turbūt, va, tai galbūt šitą irgi, čia aš manau, kad labai daug tėvų vargsta, galbūt jie ignoruoja tą problemą, bet tai yra, tai man dar tokia mintis kilo, kažkur buvo, pastebėjau tokią idėją, sako, vat, mes turėtumėm būti atidesni ir labiau perfekcionistiški, kai reikalaujame gero aptarnavimo, geros kokybės, gerų mokymų, sakykime, ne. Atseit žmogus turėtų būti toks labiau perfekcionistiškas iš tos pusės, kad gauti tikrai gerą kokybę, nes dabar kokybė tai yra nulinė, ne, pažiūrėkime, dabar gydytojais dirba ne gydytojai, šlavėjais dirba ne šlavėjai, mokyklai juk sakydavau, būsi šlavėjas, tai ką tu gali būti pats nuostabiausias šlavėjas, ten tiek visko išlosi, tiek uždirbsi, kaip sako, užkalsi babkių, kad oho, kas čia blogai, tai reiškia, kad tai ir veda į tai, kad jeigu orientuotų, va, kaip Mėjo sakė tą anekdotą, atseit, kad va, tą ir tame ir bus korepetitorius. Tai ir būtų specialistas, o ne kažkoks tai kliedesys. Kad kažkaip, kad būtinai ištemti tuos dalykus, kurie žmogui nesiseka. Nu, jam neduota, jisai nemėgsta tų dalykų. Tai tiesiog, tai juos reikia palikti ramybėje, o lavinti tai, kas yra žmogų viduje talentingo, kas yra potencialu. Jo, nes čia grinai idėja tiem tėvam ar mokytojam, dabar, va, jeigu kažkas klausot ir susimastykit. Ten bumbina kažką, kad padarytų, nežinau, ten šokėją iš nešokėjo ir paskui mes turim žiūrėti tokių šokėjų pasirodymus, ta prasme, o jisai būtų buvęs gal tobulas dantų technikas, ne? Tai grinai panardino ir jūs ir pradanginot, apeliuojant į sąžinę, dabar ir pagalvokit. Bumbinot žmogų daryti tai, kam jis iš jau mažas būdamas parodė, aš negabus, aš nenoriu, aš tame nebūsiu talentingas, ne? Maži parodo iš tikrųjų. Tai gal su ta idėja ir baigime tam, kad būtų antras zoomas, tai antrą laidą įrašysim atskirai, nes daug visokių idėjų iškrito ir užsirašom ir susitiksim reiškia kitoj laidoj.